Velnio duobė – įdomiausias ir paslaptingiausias gamtos paminklas visoje Dzūkų aukštumoje. Tai mitologinis sakralinis kultūros paveldo objektas, apipintas ne viena legenda. Jei leistumėtės stačia galva, laisvas skrydis sudarytų 40 metrų. Dar 10 metrų klampiai skęstume durpių sluoksnyje. Duobė taisyklingo piltuvo formos. Iki Velnio duobės veda medinis apžvalgos takas patogu žmonėms keliaujantiems su mažais vaikais ar vežimėliuose. Yra informaciniai stendai. Užsukus į Aukštadvario regioninio parko lankytojų centrą daug lengviau pasirinkti norimus maršrutus pagal keliavimo norus ir pajėgumą. Ten galima sužinoti apie gamtos, kultūros, paveldo vertybės, turistinius takus, kaimo turizmo sodybas, kurios pritaikytos turintiems judėjimo negalią. Kelionėje toliau gali lydėti gidas. Aukštadvario regioninėme parke pritaikyta lankymui 43 gamtos ir kultūros objektai. Pėsčiomis ir dviračiais keliaujant žiediniais pažintiniais maršrutais galima aplankyti didesnėje dalį objektų – kalvas, piliakalnius, Alko akmenis, ežerynus. Regioninis parkas kartu su vietos bendruomenė organizuoja pavasario, rudens muges, joninių, užgavinių šventes.